Antrasis ketvirtis viršutiniame dešiniajame kampe nuolat rodo smulkintuvo skleistuvo arba pjaunamosios pakreipimo ir padėties nustatymus. Tarp dviejų pagrindinių vaizdų galite perjungti spustelėję piktogramą ketvirčio centre. Pradedant nuo šiaudų skleistuvo informacijos, matysite skleidimo padengimo žemėlapį. Geltonas sritis langeliuose žymi tikrąjį mašinos skleidimo plotį. Norėdami reguliuoti skleidimo padengimą, spustelėkite vieną iš dviejų langelių, kurie atitinka mašinos pusės. Paspauskite norimą reguliuoti pusę terminalo ekrane ir nustatykite skleidimo slinkties ratuką terminalo klaviatūroje. Centrinė piktograma tarp langelių yra veidrodinio atvaizdavimo funkcija. Paspauskite ją, kad nukopijuotumėte pasirinktą skleidimo padėtį iš vienos pusės į kitą. Vienintelė bendra informacija tarp abiejų vaizdų yra hidraulinio pjaunamosios atakos kampo valdymas ir padėtis, jei ši funkcija įdiegta. Ketvirčio apačioje galite įjungti hidraulinio atakos kampo pakreipimo reguliavimo funkciją paspausdami piktogramą. Ši funkcija leis jums padidinti arba sumažinti jūsų pjaunamosios pasvirimo kampą dirvos atžvilgiu. Kai aktyvuosite šią funkciją, naudokite lenktuvų reguliavimo mygtukus ant valdymo svirties taip, lyg norėtumėte lenktuvus stumpyti pirmyn arba traukti atgal, kad nustatytumėte pjovimo kampą.